Blemba, apie kokį fainą kotelį bubulis pasakoja. Bet kažin, gal koks jautresnis yra, lyg kažkur paspajauja, gal skelbimą mačiau. Iš tikro, reikia pasižiūrėti, gal dar turi. Žiūrim. Trumpoji 2 Tetraworks React 50. Jau nėra. Ta prasme nėra. Blemba. O! Geras. Geras. Rekomenduoju aš jums pasidairyti šito. Nulekiam testuot tada. Įdomu, kaip čia su jo mėsis. Ką bandysim protestuoti. 2 Tetra. Rašo, kad iki gramo kotelis. Bet bandysim ribas. Pažiūrėsim ir kokia viršutinė riba. Ir matysim, kaip realybėje. Šiaip kotas trumputis. Iš tikrųjų labai primena tokią sumažintą Hanos versiją. Lengvutis. Žodžiu, išlengvintas, tai čia iki visų smulkmenų. Šiuo metu užsidėjau 0,7 gramo džigrigėlį. Valas tai čia truputį storokas iš tikrųjų šitam kotui. Reiktų plonesnio. Tai valas užsakytas. Keliauja. Kitą kartą bus jau tinkamas uždėtas valas. Nu ir ką, tikėsimės, kad pavyks sulaukti kokio nors kibimo. Tada jau bus galima kažką ir daugiau papasakot. Ir patys pamatysit. O šiaip kol kas iš pravedimo pusės, kas liečia, tai tikrai griežtesnis už li kotelį. Kas ganėtinai keista, nes li kotelis tai vienas iš griežtesnių. Na, bet šis kotas skirtas nano džigo mylėtojam. Oi, blemba. Nieko, toj persirišim ir per naują bandysim. Ką, perėjau į kitą vietelę. Tarp prikritusių medžių, šakų. Nu, priparkuot žuvį krantą čia bus jau sudėtingiau šitam krante. Nieko tokio. Reiks kažkaip pasistengti, ištraukti, neužkliūt, jeigu nepagausi. Ir vėjas. Truputį, na taip, op. Ką čia turim? Ešeriukas. Vėl palinda blemba po šakom. Gaila rytinio kliovana. Nebuvo kaip išeiti. Tai dabar tenka tenkintis tuo, kas yra, kol nepralko. Kažkaip jokio judesio nesimato nieko. Ką, dar vienas metimas ir bandysim keisti vietą. Gal atrasim kur nors. Labai aiškiai matosi, kad šoninis vėjas kankina.
Bet, nu, bandyt reikia. Nebandys ir nepagausi. Tik va gaila, normalaus pravedimo neina daryti, kokio aš noriu. Nes su mažiau svoriu, tai labai balioną daro iš to valo. Nieko, manau, čia koks tarp pusvalandis gal praauks šitie ešeriai. Ir sukyps, pamatysime gražių ešerių. Tikiuosi. Dar reikės. O ką, ir vėl tarp rastų. Opa, turim. Reikia tais neleisti jam čia po rastais lyst. Ova. Oi, šauniai. Nu, verta tokiose vietose tikrai va, pamėgint pagaudyt. Mano žgrigėlis dirba. Kotas čia irgi nuostabiai. Alkanas, pralikęs ešerys. Šo. Plauk. Ačiū, tai tikrai suteikia. Bliavo, tas toks kibimas buvo. Pradžiai, pasijautė, kad atsargus, pabandžiau pakirsti nieko. Ir tada toks, smarkus smūgis buvo. Kilstelėjau truputį kotą iš riešo ir sėdėjau. Super. Nu ką aš galiu pasakyti apie katelį patį. Minimalistinis visiškai. Dailus žiedukai. Jautruolis, tai tikrai yra taip. Pravedimas realiai patys matėt va, minkštai iki čia, dar linksta. Čia jau viskas. Tai va, pravedimas realiai su didesniais svoriais, aštriau pravedant iki čia linkimas. Žuvį pagavus, tai kas labai patiko, kad jungiasi visas kotas pats į parabolę. Tai žiauriai fainai. Iš tikrųjų labai minimalistinis kotelis, kuris vis tik brangus yra, bet galiu pasakyti taip, kad vertas kiekvieno savo cento. Nors kokį zurzikiuką duok, Jėzus. Jaučiuos tai grinai iš šulinuką belzdamas ir tiek. O žuvies tai tikrai čia yra. Bet vat kur ir ko jinai nori atrast, o čia jau yra sudėtinga. Reikia turbūt pamėginti naująjį kavūrės masalą Gūžę 50 uždėti. O, lydeka buvo. Atsikabino. Čiupo už pačią galiuką. Nu ir gerai, kad nuėjo, nes aš čia persirišinėt turiu didelio noro. Nei man patinka lydekas. Nu, gal Gūžę, gal nori kažko į vežiuką panašaus. Tai reikia pamėginti, užmest.
gražuolį plauk. Smagu, smagu. Super. Super. Wow. Emocijų. Net atrodo rankos dreba, kaip gerai. Kaip smagiai kirto. Šakės. Oi, smagumėlis. Lemba, kaifas. Čia tai kaifas. Ta kamera taip būtinai pasidėjęs, kad nei juos matot, nei aš matau. Prieš tai kažkaip labai gerai viskas buvo. O, čiupinėja masalą. Turim dar vieną, šitas mažiukas. Bet... Yes. Jėga. O, jas, pienis, greičiau varyk iš čia. Prašau, kalurės gužė. Buvo pasirodo šios dienos raktas į kibimus. O tai va. Kad palei krantą įlipus jau virš klyno gerokai atsidarė. Tai su botais bent jau tai ten tikrai dabar be šansų. Su greitkelnėm gal ir galima būtų rizikuoti, bet palei bebro urvą, kuris dar ir į vandenį išeina ir bandyti kažką tos raštus krūtint. Nors rizikanas. Nežinau. Op, kažkas. O, va, turim. O, gražuolis. O. Štraktas vis dar į spurdą duodasi. Ką? Nutraukyte. Opa. Smagu. Masaliukas. Kalurės gužė. Opa. Po to jis gal pavyks gražiai nupaveiksluoti, tai galėsiu įdėti nuotrauką. Nu, tu gražuolį keliauk. Opa. Atsirakino kibimai pagaliau. Bandžiau tikrai ne vieną masaliuką užsidėti. Bet šitas kol kas pasiteisinęs šakės. Pasiėmiau prieš tai kelis vienetus pabandymui. Dabar reikės pirkti pakelis jau. Nebe sakyt, gerbiamas Konstantinai, gal duotumėt pamėginti jūsų savo naujovę. Prašom. Pirksim būtinai ir tikrai ne vienos spalvos. Užgulnėja čia. Nu. O va, turim. O va. Dar vienas vyriokai iš eilės. Ai, kaip gerai. Mažiau karpimo video bus, nereikės žiūrėt nuobodžių vietų, ką iškirpt, ką išmest. Super. Opa. Nu taip vat iš parasto šovė. Su smūgiu geru, keliauk. Keliauk grožiai. Per kurį šone per tą šoną užsivinioja. Šakas. Opa. Op, toli bandom nemest. Kažkaip gerai skamba, toli bandom nemest. Va, be pastangų, truputėlį švystelėjau ir viskas, nu, ir nuskrido toli ganėtinai. Svarbiausia, kad kibimų ten
Dar eina taip varastas, aš sakiniais matau. Gerai dabar į čia nepataikė. Perkelt. Op. Ten rastas eina, tai irgi. Už jo irgi ten sėdė tie ešeriai, bet ties ten pagavus, nu tai košmaras būtų, nes 90% tikimybė, kad tu jau čia nebeištrauksi iš tikro. Guminuką pasitaisyt. Žiūrėjom. O, Jėzus, tu taip ten nevaryk. Nevaryk. Apa. Dar vienas. Va, maistas, arangas. Čiunkšt. Šis pamirštu, kad turiu tą divai, tą prietaisiuką. Gali paspausti žuvį pagavęs. Tai jis pamirštų spaustelt. Nieko. Nu ką tai. Nu negali išeiti, kol kimba. Šis reikia dar kartą mest. Iš tikrųjų labai gerą vietą tarp tų visų išvirtusių medžių, šakų, priėjimų nėra. Nuo lydekų turi kur pasislėpti. Mailiukas irgi čia suplaukęs. Tai kur jie ras geresnę vietą dabar? Reikia pataisyti permut masalą per naują. Biškį išdraskės čia man. Suksim kitą pusę. Va. Toli nemetam. Čia kažkokią judesą mačiau. Mailiuko pasibaidžiusio, tai gal čia bus dabar ešerys koks nors. Tai aišku, kad bus. Tai aišku bus, prašom. Oi, gražuolis. Oi, gražuolis kaip skurda. Ir ką aš galiu parodyti, dėl ko verta žvejoti būdu pagavai, paleisk. Nes va matosi, sižiok truputėlį kažuolį. Čia va matosi, lupytė jau buvo gavęs. Tai vadinasi, pagaunamas nebe pirmą kartą. Ir piktas. Keliauk. Super. Man patinka tokia žvejyba. O aš kaip durnius filmavau prieš tai. Tuščius metimus. Ką padarysi? O kamera tai baterija dėja nėra neribota. Aš galvojau, bet čia tikrai nereikia man pasiimti išorinės baterijos. Kitą kartą turėsim omeny, kad be išorinės baterijos dėl viso ko tai net nežingsnio.
nes savo ir batarkai pabaiga ir link išvarimo šakės ir pradėjo kipti. Ko aš anksčiau durnis nedėjau šito masalo, nesuprantu. Turim bičiuliai dar vieną. O jėzus, čia per tą šakos, kaip tu čia įlindai, eik tu savo. Pizdėts dabar. Nei aš šitą medžią pakrutinsiu, nei dabar čia atsikabinsiu. Šitą kliuvinuką galiu parodyti. Tai kaip linksta kotelis, kaip jisai įsijungia. Tai nesinori, kad stresuotų tas ešerys. Noris, kad išnerštų ir be streso ir kad galima būtų kitą kartą atėjus vėl pagauti. Kaip smagiai duodas. Oha, nurimo vanduo. Mailiaus šiandien dabar nevaiko. Klausimas. Ar nebus čia dabar kokią silkutę kur nors atplaukus. Buvo kliovas. Nu, antrą kartą žiūrėk nečiumpa. Nepatiko. Oi. O Jėzus, pasikėliau akinukus. Koks keistas vaizdas. Kaip taip viską atrodo po vandeniu gražimo, tai. Ir tik pėst pakeli ir tiesiog blizga. Visur vanduo nieko nesimato. Nu, bet ir be akinių va matosi rastas, kad nueina, bet pavyzdžiui, ano rasto, kur taip guli tarp šitų dviejų, tai jo vat nesimato. O su akinukais matosi. Tai tikrai galiu ir akinukus parekomenduoti. Nesvarbu, kad saulė neplieskia, bet vat nuo kliuvinių tai tikrai išgelbėja. Čiupinėja. Čiupinėja uodegytės tampė. Per anksti kirtau. O taip jau yra su tais super duper jautriais kotais. Blemba. Vos pirsteli žuvis šalia masalo ir jau kirst norisi iš karto. Matot, pamovė. Per anksti kirtau. Būčiau nekirtęs, būtų apžiojęs tą masalą. Nu, ir būtume jau krante pamatę. Nu ką, kameros 4%, tai aš tai labai viliuosi iš tikrųjų, kad spėsit dar nors vieną kibimuką pamatyti. Na, aišku, dabar jau 3%, tai čia kažin, bet labai norėčiau, kad nors paskui dar vieną ešerį pamatytumėt. Aš jį tada pagaunu, paleidžiu ir irgi užbaigsiu žvejybą šiandieną. Reikalų milijonas. Ir kai taip gerai smagiai kimba, nu negali tiesiog išeiti nuo vandens. Nu, nenervuok. Oi, gera vietelė čia. Žvejybą pabaigiam. Tetrą ištestavom. Galiu pasakyti tiek, kad nuostabus kotas, super aštrus, užlyja aštresnis,
mažoji Hanos kopija, jeigu galima tai pasakyti. Oi, tikrai daug emocijų suteikė, vertas kiekvieno savo cento. Superinis kvotas, kaifas.